X amžiaus pradžios austrų psichologas, psichiatras, vienas iš asmenybės psichologijos pradininkų Sigmundas Freudas išartikuliavo žmogaus psichinę sąrangą. Rašė apie asmenybės formavimąsi ir tapsmą, vaikystės patirtis, bei iracionalaus elgesio ištakas. Freudas parodė, kad žmogaus psichika yra daugiamatė ir dinamiška. Visgi viena įdomesnių idėjų Freudo palikime yra vadinamoji asmenybės teorija, kurią 1923-aisiais Freudas išplėtojo veikale Ego ir id. Tai vadinamasis struktūrinis psichikos modelis, kurį sudaro 3 dalys – id, ego ir superego. Į šias struktūras, jo manymu, reikėtų žvelgti kaip į tam tikrus procesus, sąveikaujančius tarpusavyje. Jo psichoanalitinė asmenybės teorija grindžiama įsitikinimu, kad žmogaus psichika yra tarytum ledkalnis, kurio didžioji dalis yra nematoma. Dalis, kuri yra matoma, vadinama sąmonė. Tai nedidelė psichikos dalis, kurią žmogus gali sąmoningai kontroliuoti. Tai emocijos, prisiminimai, norai ir mintys, kurios yra prieinamos savistabai. Tačiau didžioji ir, kaip Freudas pasakytų, reikšmingiausia žmogaus psichikos dalis glūdi pasąmonėje. Ten dažniausiai glūdi nemalonūs, skausmingi patyrimai, kurių žmogus neįsileidžia į sąmonę. Ne veltui Freudas pasąmonę vadina reikšmingiausia psichikos dalimi, nes net jeigu ir nemalonius, skausmingus patyrimus pavyksta nuslopinti, jie išnyra kitų pavidalų ir veikia asmenybę. Pavyzdžiui, mintys gali tapti įkyrios ar nerimastingos, prisiminimai priminti apie trauminę patirtį, o emocijos persmelktos pykčio ar įniršio. Gyventi tokių minčių, prisiminimų ar norų aplinkoje yra neįmanoma, todėl žmogaus psichika ima taikyti tai, ką Freudas vadina įstumimu. Žmogus nesąmoningai, tai yra to nesuvokdamas, nemalones mintis, patirtis ar išgyvenimus išstumia iš pasąmonės į pasąmonės lygmenį. Suvokus tai, galima pereiti prie struktūrinio psichikos modelio. Pirmiausia, dera atkreipti dėmesį į id. Šis asmenybės sluoksnis egzistuoja tik pasąmoninėme lygmenyje. Id galima įsivaizduoti kaip pasąmoninį energijos šaltinį, kurį į priekį veda instinktyvūs, primityvūs norai ir geismai. Id veikia pagal malonumo principą. Tai gali būti susijęs su valgymu, svarbių darbų atidėliojimu, ar kitomis veiklomis, kurios duotuoju momentu teikia malonumą, net jei ir ilgalaikėje perspektyvoje daro žalą. Nors žmogus laiko save racionalia būtybe, dalį jo asmenybės sudaro sluoksnis, kurio pagrindinis tikslas yra tenkinti impulsyvias užgaidas ir tą daryti tuoj pat. Id valdo tai, ką Freudas vadina libido. Libido lotyniškai reiškia potraukį arba aistrą. Tačiau Freudas libido laikė ne tik lytinių potraukių visuma. Anot jo, libido skatina visą veiklą, net ir kultūrinę ir kūrybinę, jeigu ši deramai nukreipta. Visgi šitaip apibrėžus dalį asmenybės kyla klausimas, jeigu kiekviename iš mūsų egzistuoja impulsyvus, negi destruktyvus norai, kaip tai pažaboti? Freudas teigia, jog id savivaliavimui kelia užkerta tai, ką vadiname ego. Ego iš lotynų kalbos reiškia aš. Priešingai nei id, kuris egzistuoja tik pasąmoninėme lygmenyje, ego plūduriuoja tarp sąmoningo ir pasąmoningo lygmens. Ego veikia pagal tikrovės principą. Ego įgalina suvokimą, kad žmogus yra socialinė būtybė. Taigi veikiant reikia atsižvelgti į kitus ir paisyti tokių dalykų kaip socialinės normos, taisyklės ar įstatymai. Freudo psichinėje struktūroje ego atlieka moderatoriaus funkciją. Ego į id malonumo principą įsiklauso, bet užgaidas tenkina ne iš karto, o tada, kai tam atsiranda derama galimybė. Pavyzdžiui, nusnūsti galima ne bet kada panorėjus, o nuveikus darbą, pavalgyti, kai ištiesiasi alkanas ir panašiai. Atrodo, kad ego ir id santykio jau pakaktų, tačiau psichinėje struktūroje veikia ir superego. Iš lotynų kalbos superego reiškia virš manęs egzistuojantį būvį arba aukštesnįjį aš. Tai vadinamasis vidinis kritikas ar teisėjas, kuris veikia pagal moralės principą. Superego Freudas vadina sąžinę, nes ilgainiui moralės principus, kuriuos asmuo mato autoritetingose figūrose, žmogus internalizuoja, įsisąmonina savo viduje. Vadinamieji moraliniai autoritetai ankstyvuoju laikotarpiu yra tėvai arba mokytojai,
O bręstant ir formuojantis kaip asmenybei, autoritetų ratas plečiasi, todėl atsiranda tai, ką Freudas pavadina ego idealu. Tai nepasiekiamas, neįmanomas asmenybės idealas, į kurį lygiuojamasi. Freudas taip pat teigia, kad superego yra gėdos ir kaltės šaltinis. Jeigu žmogus ignoruoja moralinius principus ir yra savo atviras, ilgainiui jį apninka kaltė ir gėda. Individui, turinčiam dominuojantį superego pradą, gali atrodyti, kad jis niekada nepadarė užtektinai, kad visada galima buvo padaryti geriau ir taip toliau. Taigi, id, ego ir superego yra pastovėję sąveikoje. Ne veltui Freudas yra teigęs, jog ego paklūsta 3 valdovams – išoriniam pasauliui, superego ir id. Vidinis konfliktas yra fundamentali žmogiškosios egzistencijos dalis. O psichologinį balansą, Freudo teigimu, išlaiko stiprus ego, kuris sugeba laviruoti tarp nesibaigiančių id impulsų ir superego reikalavimų, nepuldamas nei į vieną, nei į kitą kraštutinumą.